Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien aš turiu jums paruošti Sheino haulą ir iškart pasakau priekį informaciją, kad jeigu norėsite kažką įsigyti iš mano čia parodyti daiktų ar šiaip ką esu rekomendavusi, tai Shein įveskite šitą koduką paieškos laukelyje ir pamatysite ten mano prekes, paspaudę more. Ir taip pat, jeigu pirksite tokiu būdu, padėsite man, kadangi aš gausiu tokį kaip procentą, kad jūs nusipirkote mano rekomendaciją. Tai tikrai man ir padėtumėt, bet čia jeigu rasite kažką, kas jums patiktų. Ir taip pat aš turiu 60% nuolaidą naujiems vartotojams, tai jeigu susikuriat naują paskyrą su nauju L-paštu telefono numeriu, tuomet galite užsisakyti daiktų su 60% nuolaida. Paliksiu viską video aprašyme, ten rasite, tai tikrai apsimoka, galite susikurti, žinot, su kažkieno kito L-paštu, ar tai tėvų, ar tai sesės, brolio, žodžiu. Tai tikrai pasinaudokite tokią akciją. O dabar pradedam pakuoti ir žiūrime, ką mes čia turime. Tai vėlgi turiu dalykų nagams. Čia naujas dalykas, kurio nesu turėjusi, bet tikrai norėsiu pamėginti, kai darysiuos nagučius. Man atrodo, kad čia tas dalykas. Tai gal matėte tokius, kaip būna dizainai, lik, net nežinau kaip pasakyti, tokie lik aura, lik pereina spalva viena į kitą. Ne taip kaip ombre, bet, žodžiu, uždėsiu pavyzdį, apie ką aš šneku. Ir aš galvau, kaip čia reikia padaryti tokius nagus, nes labai gražiai atrodo, manau, tokie labai vasarai galėtų būti geri. Ir pasirodo, yra tokia speciali, kaip sakant, tokia specialis gelis, kurį reikia štampuoti. Tai pasiėmus tokia kempinėlė ir štampuoji. Tai turiu kelias spalvas čia pasiėmusi, čia yra mėlyna spalva. Ir, žodžiu, ant šitos kempinėlės štampuoji, išeina ta spalva ir tuomet galima pasidaryti tokius nagus. Tai tikrai laukiu išmėginti. Vat, yra ir kitos spalvos. Man atrodo, kad pasiėmiau mėlyną, rožinę ir oranžinę, man atrodo. Tai tikrai bus faina mėginti. Taip, tai vat, turiu oranžinę ir dar viena turėtų būti rožinė. Nėra. Okei. Žinokit, nėra mano siuntos. Pirmas sykį toks dalykas įvyko. Reikės rašyti. Nėra daiktų siuntoje, kurie turėjo būti. Žinokit, tikrai išsigandau, bet nuėjau dabar į Sheino puslapį ir viską išsiaiškinau. Pasirodo, kažkodėl atsiuntė, nes man labai greitai atėjo prekės per kelias dienas. Tai atsiuntė tik tai šituos du ir kostiumėlį, kurį sakiau, stojau parodysiu, o kitos prekės eina atskirai. Pirmas sykį toks įvyko dalykas, kad ateitų atskirai siunta. Nėra tai buvę iš Sheino, bet įdomu. Tai žodžiu, dar turi ateiti rožinė spalvytė, nežinau, kodėl ne visi atėjo, jeigu čia tas pats daiktas. Kažkaip įdomiai, nes turėtų, atrodo, ateiti visos spalvos kartu. Bet nesvarbu. Įdomus variantas šį kartą nutiko. Nėra tai buvę. O paskutinis dalykas čia, kas atėjo greitai, tai yra kostiumėlis. Panašu, beveik tokį pat kostiumėlį buvau įsisakius, man labai jisai patiko, tai pagalvojau, pasiimsiu kitokį. Tai yra tokios kelnės, tiesiog su tokiais galais. Labai man patogios buvo kelnės, kur sakiausi jau tokį kostiumėlį. Tai galvojau pasigriebsiu kitokios spalvos, nes ten rožinis su taškeliais, o čia šiek tiek kitoks, čia maikutė tokia. Ir ką dar pasiėmiau, tai pasiėmiau didesnį dydį dėl kelnių, nes viršus labai gerai tiko, o kelnės galėjo būti ir didesnės, tai dėl to pasiėmiau M dydį šį kartą. Tai manau bus daug geriau su M dydžiu,
O viršus irgi, nu, netrodo pats didžiausias, tai gal bus gerai, nes S dydis labai gerai tiko. Tikiuosi, kad ir M dydis bus, žinot, viskas okidoki. Tai jo. Pasimatuosiu šiek tiek vėliau, pradėsiu video, nes dabar turiu važiuoti kai kur, tai nebeturiu laiko. Bet žinau, kad tiks nuostabiai šitas kostiumėlis. Na ką, čia tas kostiumėlis, kurį užsisakiau. Žiauriai patogus, labai gerai M dydis, viršus šiek tiek laisvesnis, bet nieko tokio. Bet šiek tiek man ilgos kelnės, kadangi M dydis Sheine yra iškart pritaikytas 1,70 m ūgiui. O mano ūgis yra 1,60 m, todėl man S arba XS tinka palei ūgį, bet palei dydį man reikia M ant kelnių. Tai, nu nieko, žinot, užsidėsi batus tokius, kur aukščiau ir bus gerai, aišku, galima ir pasitrumpinti, kas svarbiausia. Tai nieko tokio, bet šiaip tai labai gražus kostiumėlis. Tos detalės tokios, žinot, ne per daug ryškios, bet yra, tai galima, žinot, tas kelnes ir su kažkokia kita maikutė užsidėti, tai labai man patinka. Ir atėjo kita siunta, kita dalis siuntos tiksliau. Buvau įsigandus, bet žodžiu kažkaip sumastė Shein siūsti skirtingai ir vėliau aš supratau, kad Shein kelia savo prekes į, kaip sakant, į Europos sandėlius, kad išvengti 3 eurų muito. Tai tos prekės, kurios atėjo man greičiau, buvo iš Europos sandėlių, o šitos buvo iš Kinijos. Tai iškart šiek tiek pasidomėjau apie tuos 3 eurų muitus, kurie prasidės nuo Liepos 1. Ir Sheinas ir Temu mėgina savo prekes, tokias, kurios labiau einamos, perkelti į Europos sandėlius. Ir kadangi siūs iš Europos į Europą, nebus 3 eurų mokesčio muito. Tai reikės, aišku, ten žiūrėti, bus ženkliukas, kad local, kaip vadinasi, pamiršau kaip vadinasi, bet esmė, kad bus parašyta, kad siunčiama iš Europos. Ir tuomet žinosit, kad nebus jums 3 eurų mokesčio. Tai žinokit, tikrai Sheinas, Temu yra kompanijos didelės, kurios mėgins neprarasti savo pirkėjų iš Europos. Ir tikrai jie mėgins daryti sutartį su Europos sandėliais, kad jų prekės būtų ten ir kad išvengtų žmonės tų 3 eurų muito. Tai iš pradžių, žinot, labai baisiai atrodė, bet dabar aš matau, kad tikrai jau dabar Sheinas daug prekių persikėlė į Europą, tai manau, kad bus viskas gerai. Gerai, pakalbėjom šiek tiek apie tos muitus, o dabar atidarom šitą siuntą ir žiūrėsim, kasgi čia joje atėjo. Nu, čia jau turėtų būti viskas, kas neatėjo anksčiau. Tai pradėkim nuo 3 spalvos, kuri atėjo. Buvo ten mėlyna ir oranžinė, tai čia turėtų jau būti rožinė spalvytė. Man su tuo tai buvo keista, kad 2 spalvas turėjo arčiau, o viena ėjo iš toliau. Rožinė spalvytė. Tai dabar turiu visus 3. Toliau žiūrime, kas atėjo. O, čia toks dalykas, kurį nežinau, kiek nešiosiu šiaip, bet gal ir nešiosiu, bet čia yra į priekį mąstoma apie Helovyno kostiumą, kurį reikės po truputį susipirkti man, ar išdėvėtų ir panašiai tą kostiumą, ta prasme visą. Ir čia bus susiję, aš nesakysiu koks kostiumas, nes čia paliksiu, žinot, Helovyno staigmeną. Dabar mėginti reikės įsiaiškinti, kaip šitą užsidėti, bet čia yra toks užsidėti ant šičia. Uždėsiu nuotrauką, kaip turi atrodyti. Ir čia bus susiję su mano tuo kostiumu. Tai jo. Tikiuosi šiais, žinot, padaryti tą kostiumą, nes labai norėčiau. Bet man atrodo, palaukit, išsiaiškinau, kaip užsideda. Man atrodo. Palaukime. Ar reikia čia rankas įkišti? Palaukit. Ne, neįsiaiškinau. Gerai, išsiaiškinau. Reikėjo per nugarą užsidėti, o ne per priekį. Ir tuomet čia užsisegi. Ir yra va šitaip. Tai čia bus susiję, žodžiu, su mano
kostiumo Halloweeno, jeigu išeis, tikiuosi pasidaryti išeis. Tai jo, bet šiaip, sakau, galima ir šį panaudoti, ypač ant kokių baltų marškinių, man atrodo, labai cool atrodytų, tai išmėginti reikės sustylint, bet jo, labai nedaug kainavo, kas labai gerai. Laukiu Halloweeno, jeigu pavyks padaryti, ką noriu. Galit paspėlioti komentaruose, kas aš čia galvoju būt, bet jo, nesakysiu iki Halloweeno. Toliau mes turime, ką mes čia turime? Turime Transfer Foil Glue. Tai šitas produktas yra, kai daraisi nagus su folijom, tais visokiais raštais gražiais. Tai reikia užsitepti šitą, jį palaikyti lempoje ir tuomet dėti tą dizainą. Tai reikėjo pasiimti tiesiog į priekį, kadangi turiu vieną, bet pasiėmiau vieną į priekį būtent dėl muito dalyko. Ir šitie 3 lakai, geliai Builder Gel irgi visi į priekį yra. Spalvos yra balta, permatoma ir rožinė. Čia mano atrasti patys geriausi Builder Gel produktai. Labai geras gelis, labai lengva su juo dirbti, kaip pradedančiai man. Tai tikrai rekomenduoju. Rasite, kaip sakiau, viską su mano koduku. Tai jo, nes sakau, buvau nustebusi, kaip lengva daryti su šituo geliu. Tai čia buvo mano pradžia, aš su to išmokau, dabar jau šiek tiek moku ir su kitokiais, bet šitie žiauriai geri ir spalvos žiauriai gražios. Tai ir patys įsilygino, nu žodžiu, rašo 5 viename, tai viską padaro vos ne už tave. Tai patys geriausi geliukai. Tai viskas tokia ta siunta mano šeino. Tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, būtinai palaikinkit ir pasubscribinkit šitą kanalą, nes mano analitika rodo, kad dauguma žmonių žiūri šitą kanalą, bet nėra paspaudę to mygtuko prenumeruoti, tai paspauskite, tikrai negailėkite man jo. Taip pat pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu. O dabar ir į kitą video.